Nuėjom prie Miškos tilto, tą biržėtį Kupstas. Nu, davai po bokalą padariau. Kažkaip, nu davai po antrą. Galim sakau, gal ne. Nu davai, Jo, davai. ir dar vienas gyveno pradžioj iš kito proceso. Iš proceso. Bet tas dar nieko, bet kai žmonės, kurie gamindavo savo, kaip neždavo, tai dar geriau būdavo. Aš pamenu, sekmadienį kažkada neišvažiavau namo, likau bendrabutį kažką ten, nu kursinį reikėjo. Atsikėliau, išėjau dantų valyt, nu vos gal su štrauzais, pusnogis, o duryse, nu spina, kuri pati užsitrenkia tik taip durim, bam. Ai, nepastebėjau, įsivaliau dantis, grįžtu. Visi išvažiavę tai iki vakaro, pusnogį. Tai žiema buvo? Neatsimenu. Žiema gal žiema. Gal žiema, bet nebuvo šalta. Nu, nepamenu, bet visą dieną nuo ryto iki Lyga, kai tu pasakoji, taigi mumis pirmas dar dienas pro tą alaus bačką desdavo. Pro tą valgyklą. Ant pietų nuvedė tą valgyklą pavalgyti. Pamatė, ką Pizdauskas, po pietų jau nėra darbininkų, suprantu, kas buvo sukrytę lietuvių. Paskui autobusą nusamdė, atsimeni? Nu rimtai, taigi su autobusu veždavo. Atvažiuoju autobusiuks surėk, nuvežė restoraną pavalgą, į mumis atgal tos griovis kasnė. Į tą stovyklą tai išvarėm, į versmę. Atsimeni autobusą? Ne, tai išvažiavom į tą. Buvo konkursas, kur sąskrydis, ten. Aš iš to sąskrydžio dar nuotrauką turiu, kai ten stovimo. Nu tai aš turėjau. Tai mūsų, Tu darai? turiu aš irgi dar. Taigi įdėjau, daugiau galėsiu kelti. Nu kur, kažką. Graučių žiūrėti. Šito tai neatsimenu. Neatsimeni? Atrodo, kad zoologijos sode buvo. Gamybinė praktika labai visus išmėtė po kelionės. Ten, žodžiu. Dar nėra, žinai, kiekvienas individas supranti daug įdomu. Gal užgesti jo, bet... A, tai aš apie tą klausiau. Jo. Susivinėjau, kai sūnus. Opa, Jo. Su pečiu, tai marūkys. Tai davė keisius. Jį blaista siena. Tai gal čia kitas atvejis, aš pamenu, buvo pertvara ir kita jungisa tokia trumpa, aš ją nelabai pasiekdamas dėjau, brigadininkas priėjo. Atkreiva, žinai, ten su lenta ar kuo lygino ir surišimo jokio nepadariau, nu ką žinau. Ant galvos keikdamas, jis kas čia mūrino, aš nuo pastolių į kojas. Jo, tai kaip skardint? Tu sako, viskas gerai, einam, supranti, nuvarėm į buitinę, supranti, kaukšt, supranti, ta žinai, sakau, aš tai ne. Tas kaukšt antrą, supranti, užlipom ant to parapeto, ar kaip tada paminto toks vėjukas, supranti, žinai. Nu, rišk gerai virvę, žinai, nei saugos diržų nieko, tiesiog virvė per klyną, per šičią, žinai. Sako, nu dabar gerai tu įsikirsk į tą parapetą, o sako, aš leidžiuosi, sako, tu mane nuleisi tuo parapetu, ta prasme, žinai, ir paskui paduosi skardą. Tai įsivaizduok, tokiu būdu apskardinom tuos 2 daugiabučių. Aš dabar važiuoju, man kojo šąla. Nueinam kažkur pavalgyti, o kaip nerūkantis, normaliai parūkiau, į valgyklą nuėjau, akyse tamsu, galvojau, už kur čia užsikabint, kad nenugriūtų. Atsisėkit ausis. Visko matė. Mes irgi statybininkės, ne? Buvusias. Šitą Romainiuose statėm ten vaikų tuberkuliozinę reabilitaciją, kokia ten yra. Ligonė. Čia va kai pakylė į kalną šitą pro algos, ta prasme susimetė chebra. Tu gal išjung. 50 tam plytelė, ta prasme. Nelengvus. Jo, nelengvus, ta prasme jo. Nu ir ten po pirmų algų, ta prasme, visi buitinėse jau ten susimetė, aš tai ten studentas, dar ten kitų studentų buvo, ta prasme, visi prisilakė žodžių. Nu ir davai eina. Visi jau ten partijos buvo, mes ten keli vaikėsai tokie buvom ir šitas Žilinskas, nu mūsų kambariokas buvo. Ta prasme, bordiūrus pradžioj pradėjom plot, nu jis nepakelia, žinai, visi pyksta, žinai, nieko negali dirbti. Bet ką norėjau pasakyti, ta prasme, nu baliai įspūdingi būtų. Su gėrimai, daleiskim, bulgariški,
Plakas. Čia Jakutija, tu šneki? Jakutija, jo. Aha, tai ten. Nu, tai teka. Maisto visiškai tuščia, konservuoti žirneliai. Žodžiu, kiek mes ten visą vasarą prasidėjom, tai mytom lašiniais, svogūniais, iš Lietuvos vežėmės, o iš ten nupirkdavo konservuotų žirnelių ir būdavo pusryčiai, pietus ir Tai vakarienė. ar žinai tą gerą rusišką eilėraštį? Солнце стало выше ели, срать пора, а мы не ели. Jo. Ne, mes irgi į Bamą, į Ustkutą. Nerimly mes buvom. Nu tai jūs nerimly tada, kai Jo. puoliai mokėte. Mes važiavom į Ustkutą, į Šiaulių statybinę organizaciją, ten namus statydavo. Tai ten, nu taip, 3 nueini į tą taigą, 20 minučių, parneši tiek grybų, kad tam, kiek mūsų buvo, 25, gal 26 žmonės, 3 dienas valgo. Bet valgyklį duodavo, būdavo tų konservų. Jie atsimenu pieną, sakau, taip noriu pieną, sakau, turit pieną? Nėra problemų, sako, to pieniuko, tai kiek nori. Мисо какое. Nu, sakau, tai įpil. Žiūriu, tokį miltelių dėjina į stiklinę. Ir rimta vandens, man šmok. Ir ką čia darai? Sako, pieną. O Marada jau buvo antras įkitas mūsų mašinė. Sakom, ką darom su alkoholiu. Daug nieko neėmom. Pasiėmom, sako, tiek, kad kol nuskristam. Sako, ten šnapsavo tiek. Nu gerai, mes čia nusipirkom Dainavos, Palangos. Sėdam Irkutske, kokias 2 paras. Gulim ten ant tų sugulę. Jau einam pas tą, žinai, klausinėti į tas kasas. Sakom, tu kada tas lėktuvas mumis permesti, jau turi, jau baigęs mūsų alkoholis visas. Sako, kad tai kada mes jau, sako, jūs man atsibodai. Sako, tai kada? Sako, kai išsiblaivys lakūns, tada į bus, sako, tas lėktuvas. Oi, tu apgalvoji. Sako, jūs nesidžiaugs, atveš. Jau praėjo gal mėnesis geras. Nu tai ką daryti? Kioską apsupom. 3 ant stogą su tais riukzakais. Atidaro lariuką į tą šnapsą. Bet paskui nieko nesibaigė. Tas šnapsas galvojom, ką vėl pasibaigs. Žinai, vienkartinis injekcija buvo. Inkšė nuėjo ir Kumpikevičius gal. Prieš tai Leonavičius klausė, ar tu moki tinkuoti? Taip, moku tinkuoti, tėvas tinkuotojas, žinai. Šlinkšė su Kumpikevičium užmaišęs kėdinį, žinai. Ir tas pradeda ant sienų, žinai, lėti. Sako, kiek metų tiek krinta, žinai. Šeimininkas žiūri, tai sako, gal pašlapinti reikia? Aha, akurat, pašlakstė, žinai. Bet sako, vis tiek, kiek metų tiek nėra, žinai. Sako, šlinkščiai, aš pirmas, tai pasižiūrėjau, čia, kad geruoju nesibaigs, uždeik užvarko ir namus. Paskui nusiplovė Kumpikevičius, paliko Leonavičių vieną. Nepamenu, kuo baigėsi, bet ir tas pabėga. Ne, jo, Leonavičius pažiūrėjo, Haroškai savo spėtus. Sakau, davai, kame reikalas. Ai, tai va, irgi, jisai pagal kontraktą dirba, bet jisai daug metų dirba šitoj Čekijoje, man atrodo. Jo. Ne Lietuvėje? Jo, irgi tom kadencijom 2 mėnesiam išvažiuoja, paskui grįžta, tai sako, va, kaip tik, sako, išvažiuoju. Tai sakau, trumpkačiu, sakau, iš Čekijos parlėk, davai. Na, aišku, čia štuką kilometrų, taip, nu, gal biškį virš štuko. 9 valandas. Jo. Ne, sako, nieko neišeis, tai va, tik gatovu irgi šnekėjau. Tai va, taip. Artūras, nemenas. Reikia žiemą, kada visi Jo, Be aš irgi darbo. norėjau siūlyt, kad darykim kitą laiką, gal žiemą tikrai. Nu, bet Arba dabar dar ne ne vasara, nu, dar Nu, bet vis tiek dabar jau vis tiek. Bet kai buvo iškeltas šnekėti. nori. Nereikia žiūrėti, Gyvė, kiek pas tave sodyba kvadratai? Pas mane sodyba, Matei, kaip atrodė? Pameni, kaip atrodė? O kaip? mėgamų vietų. Visada graži buvo. Aš dar parodžiau bendradarbį šitą Nemeluosiu. nuotrauką, sakau, Chebrytė, raskit mane, sakau, pažiūrėk, mes merginos, kai mums buvo 16. Pasižiūrėjo viena. Dieve, Gal čia palauk, tu, ten ne, to sakau, bendro tai gal čia plotas, tu, nežinau. ne, tai gal čia tu, ne. Sako, tai čia paskutinį. Kokią matrasą gali Ai, pasidėti, tiek kiek nepadarė. Nu, visiškai. Šiaip sodyba, Kažkada garbiniuotas buvai. Va, pažiūrėk, čia dar daugiau yra. Labas. Ar pažįsti, kuris čia? Visi mes panašus.
Eikit, eikit. Eik kitus parodyti. Jo, Nu, dar parodyk kitus. kitus parodyti. Einam kitus parodyti. Leonavičius atsigimė. Nepažįst. Gatvės sutikė nepažįsti. Ką jau bulis? Kažkur garbanas dingo. Nu va, Nepažįsta mūsų. kur tavo garbanos dingo? Žiūrėk į žmonės ir kalbėk. Apkirpa. A jau už pabrylį. Turtas plaukas protingai galva palieka. Už pabrylį, sako. Pala, tu kas? Tu gi vyriausias buvai? Na, po šiai garbės lentutę įdėsi. Viskas liuks, Sauliau, prisiminiau, va, fainas dalykas buvo. Vietoj tik. Aš tau sakau. Labas. O, žandai raudoni, varniai ten jų, ne? Tai mes čia, žinai, sėdėm jau nuo 4 valandos. Valandas. Nu va, dar Sveikas. Vygantas. Pažįsti, ar ne? Aišku. Kita. Pasikeitė labai stipriai, bet... Nu, Nu jo. tai jaunėjom, Atėjo dabar laikas, pabiškai jau kad pradėjom keistis jaunėti. 40 metų jau, ne? Jau. Nevėluok kitą kartą. ir galvoju, gal tave pamatysiu. A tu kažkur dingęs? Ne, aš čia pats. O tu kurioj vietoj Norvegijoje? Kur? Bergene. Aš kiek žinau, kad dabar, man atrodo, iš Bergeno nuėmė skrydžius, ane? Va, Dabar biškį kebliau būdavo seniau labai patogu, jis tiesiai į Kauną jo, skrydžiai. jo. O į Vilnių yra? Dabar reikia Paroslas. Ai, nu va. Dabar iš Bergeno į Rygą. Susipažinkite, Žilvinas. Sveiki gyvi! Nu, kaip žvejys laikosi? Matyti žmonės. Matyti, Facebook'e matyti, ar ne? Arūnas. Labas. Labas. Tai klausyk, ko neatskridai. Rita. Labas. Nu ir viskas, daugiau čia kaip ir nieko nėra. Klausyk, Žilvinai, neturėjai kada atvažiuoti žvejoti reikėjo? Sakau, žvejoti reikėjo, aš mačiau, tu tai ten tik su lydekom. Ne, čia lydekų kaip tik nelabai. Ai, nu tai nežinau su kokiom tada. Menkės trau. Vieną žodį žuvis. Sesutės ar ne? Tai tada ko gero keliausiu su tavimi. Jo, nes aš pirmą savaitę gerai. Skrybelė su močiutės lazdom. Va, mūsų pamą. Anūkės visas siūskit man. Nu jau sutarėm viskas. Jeigu nori ženklą nuotraukų, Savo suždažianto. Rita, prašymą, pasiek. ta prasme, Priek vieną. Tai jie kažkaip išeina ten. Kažkaip išeina.